bet yra vidinis palaikytojas, kuris tau gali duoti kažkokį grįžtamąjį ryšį, vienas angeliukas baltas, kitas ten su ragais. Jo, ir ten koks nors, tarkim, pasodinti tą pasipriešinimą, kuris nieko nenori tą dalį. Nu taip, veikia. Jo, kėdžių metodas labai gerai veikia toksai. Ir man tikrai labai patinka ir 5 netekties stadijos. Ir visas jas praeini, tai ten yra ir šokas, ir dėrybos, ir pyktis, ir nusivylimas, liūdesys, ir priėmimas. Ir negali jų pakilti iš lovos, tai tikrai perdėkime, nelaukit, nedaikit to. Pasirūpinti savimi visaip kaip geriausiai, kaip gali. Tai ir yra meilė savo. Tai čia taip įsivaizduoti save kaip tą mažą vaiką, kuriuo reikia atitinkamai rūpintis. 9 ir 10 klasė perskaičiau psichoanalizės įvadą ir man pasirodė labai įdomu, tiesiog tikrai taip ir prasidėjo tas susidomėjimas psichologija. Šiaip mandala tai yra tokia harmonijos ir vienybės tas simbolis. Tai, o šiaip, tas simbolis toks, kad festivalis padės labiau save harmoningiau susidėlioti, ne? Jeigu žmogus gal nežino, kad jam reikia kreiptis, ar jam yra depresija, tai galima rasti internete Beko depresijos skalę ir užsipildyti tą testuką. Taip, tai reikia dirbti. O kaip dirbti? Nu, čia reikia ateiti pas mane. Sigita, kodėl organizuoji mandalos festivalį? Kam tau tai? Na, man tai, aišku, yra saviraiška ir galėjimas padėti žmonėm, tai veikla prasminga, o žmonėm tai būdas įgyti įrankių ir patirčių, kurios gali sukurti laimingesnį gyvenimą. Jau, kiek žinau, 15 metai šiemet. Kodėl? Nebuvo, pati turėjai poreikį? Na, šiaip viskas įvyko atsitiktinai. Tai jau prieš daugiau nei 15 metų, jau turbūt prieš 16, nes dabar 15 mandala, jo, prieš 16. Aš nuvykau į dvasinių praktikų festivalį Latvijoje, Gerą vasarą ir, iš tiesų buvau įkvėpta viso to, kas ten vyko. Tiesiog nuostabios buvo patirtis, mačiau žmonių švytinčias akis, tą bendrystę, tą laimingumą ir tas visas įdomias žinias, kurias buvo galima gauti ten. Ir buvau sužavėta ir galvoju, to trūksta Lietuvoje. Ir toks buvo stiprus toks lyg nušvitimo jausmas, toks stiprus pajutimas, kad to trūksta Lietuvoje. To tikrai reikia žmonėm ir būtinai čia reikia surengti. Ir tikrai buvo labai toks stiprus jausmas, kuris mane vedė ir įgyvendinau tai. Nes yra reikalų tokį renginį organizuoti. Vėlgi, kad imtis patirties, spėju, nelabai turėjai renginių organizavime. Taip, tai aš į tą renginį papuoliau su draugu, Jagos festivalio organizatoriu. Ir pradžiai aš jam siūliau kartu organizuoti ir mes pradžioj kartu pradėjom tartis, bet paskui išsiskyrė mūsų požiūriai ir galiausiai nusprendžiau aš viena organizuoti, bet gal tas drąsos įdavė tai, kad yra žmogus, kuris turi organizacinės patirties ir kad galima tai įgyvendinti. Ir prieš tai, kadangi aš jau pažinojau ilgiau, aš šiek tiek mačiau, kaip reikia tą organizuoti festivalį, aš ten važiuodavau į jo tos renginius, tai nebuvo tai kažkas visiškai nežinoma. Kad žmogus galėtų organizuoti festivalį, kokios turi būti savybės? Ar tokia nuo vaikystės buvai mokykloje, buvai aktyvistė, kad jeigu reikia, trūksta, Sigita? Čia turbūt tos savybės įsivystė iš tokios gal ne visai malonios patirties, kai mane ištremdavo į kaimą vasarą vaikystėje. O ko neištremdavo tais laikais? Pas senelius ir ten buvo mano sesė, pusseserė ir jos kažkokios buvo tokios pasyvios ir man teko imtis ir organizuoti visus žaidimus, visas veiklas, kad būtų įdomu. Tai
Tai taip turbūt nuo to ir susiformavo. Tai tos lyderystės savybės atėjo iš vos ne žaidimo organizavimo. Aš esu iš 5 vaikų šeimos ir aš esu vyriausia. Tai yra atsakomybė, tai žodžiu, auginai mažiausius. Jo, dažniausiai ir sako, tie pirmi vaikai, ir dar ypatingai iš didesnių šeimų, jie tokie lyderiai, atsakingi yra. O tai kelionė į save. Matau, kad yra prašymuose įtraukta tokia kaip ir frazė. Kas tau yra, kodėl apskritai tai atsidarė aktualu? Nes galėjai ten siekti karjeros kažkokioj tai srity, galėjai siekti pinigų, ten kažkokio tai žinomumo. Kodėl sąmoningumo festivalis, šis kodėl Latvijai ten atsidūrė? Pirmą kartą aš tokiam festivalį dar po mokyklos sudalyvavau, tik baigusi. Nes mane pakvietė tas Jagos festivalio organizatorius, tada dar ten prieš Jagą buvo kiti ten tie pavadinimai, dabar net neprisimenu, gal Jagaveda, ar kaip ten buvo, ar Šambala. Ir tada, tai atsitiktinai su juo susipažinau ir jis mane pakvietė ir aš pajutau, kas yra tas buvimas festivalyje. Ir mane labai sužavėjo, kad visi žmonės buvo draugiški ir ta visa vienybė prie laužo, su dainom, su būgnais, tas pasibuvimas, mane labai įkvėpė ir man pati ta festivalio idėja jau buvo kažkas labai svarbu. O visokiom tom praktikom, dvasiniam, tai aš jau nuo mokyklos laikų susidomėjau. Aišku, nuo mokyklos laikų pirmą susidomėjau psichologiją ir aš lankiau psichologijos fakultatyvą. Ir tada aš to psichologo, kuris vedė tą fakultatyvą, sako, ar jūs galite papasakoti apie meditaciją iš psichologinės pusės. Tiesiog mane viskas domino. Ir gavosi atsitiktinai, kad jisai bevažiuodamas tą fakultatyvą sutiko savo draugę, kuri užsiminėjo meditacijom ir pakvietė į tą fakultatyvą mums pravesti meditaciją. Ir taip, atsitiktinai išbandžiau tą meditaciją ir man pasirodė tai naudingas, efektyvus įrankis. O tai praktikavai meditaciją po to fakultatyvo vieno užsiėmimo? Taip, aš tada nuėjau, pradėjau lankyti ten, jau gal buvo paskutinės mokyklos klasės, dabar tiksliai neatsimenu, kada buvo, bet jau tada susidomėjau meditaciją. O kaip, pavyzdžiui, galėtum apibūdinti? Įsivaizduok, dabar yra mokyklos suolas, tas laikotarpis. Streso belekiek, užbaigimos, ten ką veiksi užaugus. Kaip meditacija tau padėjo? Kame? Kaip manai, kodėl apskritai vertinga meditacija, ką išgirdai ir kaip per pačios asmeninę patirtį? Paauglystėje tai man turbūt buvo tos hormonų audros, kaip sakant, paaugliškas, tai visai emocinga buvau, tada dar neturėjau tų žinių apie emocijas ir vis tiek ten to nerimo ir dėl mokslų, ir dėl pažymių, visų egzaminų, tai man meditacija tai buvo toks geras įrankis nusiraminti. Aš užmigumį naudoju meditaciją, neišbūnu tų 20 minučių. Ir kaip manai, kam dėrėtų medituoti? Kokiem žmonėm, kokiom situacijom spręsti? Ką atveria šitas įrankis? Nes įtariu, kad ir Mandalos festivalį yra nemažai apie tai kalbama ir vedlius ieškai žmonių, kurie apie tai plačiau papasakotų ir pademonstruotų. Aš tai manau, kad meditacija yra visiems naudinga ir reikalinga, nes visi mes turim tų nerimastingų minčių, nerimo, neišvengsi ir visi mes patirim stresą, stresas visiškai neišvengiamas, tai įtampa. Tai galutinė stotelė stresas jau yra, jau padarinys viso ten to rūpestėlių gniutulo. Tai tikrai absoliučiai visiems rekomenduoju, dabar jau netgi tos meditacijų, mindfulness, kurios yra labai populiarios, jau net vaikus moko, jau net darželiuose ir mokyklose, net visai mažus. Tai, žodžiu, visokio amžiaus žmonėm tikrai labai naudinga tokia nusiraminimo, savireguliacijos technika. Yra ir sudėtingesnių, įvairesnių meditacijų, kur ir galima kažkokį klausimą spręsti, pavyzdžiui, tarkim,
Bet čia jau geriau su specialistu dirbti, tarkim, kažkokią meditaciją, prisiminti vidinio kritiko žinutes, pavyzdžiui, pamatyti iš vaikystės, ar ta kritika gali būti nukreipta į kitus ir į save, ne? Tai ir savo, ir kitiem, ne? Tai jeigu kas liečia, reiklumas, liečia, tarkim, darbdavė, ne? Tai jisai gali būti kaip tas palaikantis treneris, o ne griežtas kritikuojantis. Ir tas palaikantis treneris, jisai bus toks motyvuojantis, o griežtas kritikas kaip tik gali būti demotyvuojantis. Ne? Tai yra ne apie tokią griežtą kritiką ir suvarimą, o į grįžtamą į ryšį ir motyvacinį, pozityvų tokį palaikymą ir kelio parodymą, ne? Tu nori būti ten, tai tau yra tokie ir tokie žingsniai ir žingsniai, kuriuos tu gali daryti dar kitaip ir geriau, taip geriau suveiks, ne? Jeigu tas kaip lyderis, kuris nori parodyti tą kelią. Kas yra vidinis kritikas? Yra kažkoks brėžimas ar kaip traktuoti, nes aš jį kaip girdžiu, aš kaip jį suprantu, kad čia yra savęs plakimas, aš taip vidinį kritiką suprantu. Vidinė kritika yra daug skirtingų rūšių, yra ir reikalaujantis kažkoks, kur vis nepakanka, koks tu ten esi, ką tu ten darai, ir yra ir baudžiančių, kad save baudi, ir net ir naikinančių save, kad aš geriau ten iš viso to nedarysiu, ar čia mirsiu, negu čia taip, ne? Tai čia, aišku, čia žiauriausias kritikų rūšis, tai naikinantis, baudžiantis, bet dažniausia kritikas negražiais žodžiais įvardyja, kas yra blogai ir su tokiu, griežtu, emocingu tonu. Tai čia cinizmas jau įsijungia. Ir tada... mes tai vadiname vidiniu kritiku, ne? Ta vidinio kritiko balsu. Ir tada, tai paveikia tave emociškai. O grįžtamasis ryšys tai gali būti, toksai, savo racionalus dalykas. Gerai, čia gavai ten 8, ne 10, kitą kartą ten reikės ten dar tą pasikartoti. Tiesiog taip ramiai savo kažkokius žingsnius sudėlioti, pamotyvuoti, nesmerkiančiai ir su priėmimu. Tai žodžiu, nes kitiem atrodo, oi, aš negaliu gyventi be kritikos, aš nieko nepadarysiu, aš tingėsiu, taip toliau. Tai ne apie tai, nes tas kritikas, jisai toks, neigiamas emocijas. Jis nepadeda, bet yra vidinis palaikytojas, kuris tau gali duoti kažkokį grįžtamą ryšį ir jisai iš tos sveikos suaugusio pozicijos gali įvertinti ir daryti tokius sveikus sprendimus. Gerai, čia tau nesiseka šitame, ar tau tai svarbu, ar tu nori tobulėti tame ir kokie yra tai žingsniai, o gal to iš viso nereikia, gal tada kitko užsiemama, ne? Ir taip, ramiai palaikančiai su savim pašnekėti, o ne smerkiančiai. Vidinis dialogas, tai čia gal raštu. Čia jau toks iš vidinio palaikymo, kad su savim galima bendrauti iš to palaikytojo pozicijos. Bet čia gali būti įprotis labai stiprus. Tai kaip tada iš to įpročio išeiti, kai save galbūt ten vaikystėje buvo nuolatos. Taip, tai reikia dirbti. O kaip dirbti? Čia reikia ateiti pas mane. Dar, pavyzdžiui, būna meditacija palengvinanti išsiskyrimą. Tarkim, reikia jau paleisti žmogų ir tu ten gali vizualizuoti, kad jūs abu ir pamatyti tą giją jūs jungiančią ir vizualizuoti, kaip ta gija yra nutraukiama ir mintise, to vizualizacijai, tam pasakyti paskutinius žodžius, kuriuos nori. Tai yra ir gilesnių tų meditacijų, vizualizacinių praktikų. Tai nebūtinai tik nusiraminimas. Tai meditacija tai yra terapinis įrankis. Taip, meditacija tai yra terapinis įrankis. Žmonėm, kurie turi perdegimo, turi tokių rūpestėlių, kur atrodo žemė iš po kojų slysta, kur reikėtų ieškoti ir kaip manai, kas tau asmeniškai labai padeda?
Dėl perdegimo, tai pirmiausia reikėtų padirbėti su saviverte, su specialistu, nes dažniausiai žmogus daeina iki perdegimo dėl nepakankamos savivertės. Jeigu tai nėra tavo asmeninis verslas, o tave samdo, ne, tai vadinasi, tu nesugebi nubrėžti ribų ir dirbi tos viršvalandžius, nesugebi pasakyti ne, o kodėl tu nesugebi pasakyti ne, nes tu galbūt nesijauti pakankamai geras, ne, kad galėtum pasakyti ne, nes kažkokios baimės, gal išmes iš darbo, gal čia kažkas nepavyks, o iš esmės turėtų užtekti dirbti tiek valandų, kiek tau reikia ir to yra pakanka. Tai savivertė iš baimės. Ar teisingai girdžiu? Čia yra susiję. Jeigu tu turi pakankamai sveiką savivertę, tu žinai, kad tu esi pakankamai geras, tu pakankamai įdėjai pastangų darbe ir užtenka tų darbo valandų, kurios yra tau skirtos, tau nereikia dirbti papildomai. Ne? Kaip tą atpažint? Aš pats asmeniškai 20 metų verslauju ir tikrai dar nepasiekiau to įsivaizduojamo piko, kas lūkestis yra. Man asmeniškai aš manau, kad lūkestis yra ten toks kaip ir ne pats geriausias dalykas, kas nepadeda savivertei. Tai ta prasme, iš darbdavių visą laiką bus lūkestis, kad tu dirbtum kuo daugiau pinigų padaryti, ne? Ir jie tik džiaugtųsi, kad tu ten dirbtum viršvalandžius. Aišku, yra ir sąmoningesnių darbdavių, kurie įtraukia tos emocinės gerovės klausimus pas save ir netgi pasamdo pagalbą ir įvairias paskaitas savo darbuotojams, bet vis tiek didžioji dauguma rūpi tos uždirbti pinigus ir kad kuo daugiau padarytų tas žmogus. Bet jeigu tu esi stiprios savivertės, tai tu atstovėsi save ir dirbsi tiek, kiek tau priklauso. Kaip prieina tas suvokimas, kad jau psichologas galėtų padėti? Ir pačiam žmogui, koks turi būti momentas, kad jau sakytų, aš gal nebegaliu visiškai susitvarkyti. Perdegimo simptomai yra toks, kad žmogų nebetenkina jo darbas, jisai toksai... Nebedžiugina ir jisai toksai, kritiškas, toks kažkokios smulkmenos net nepatinka ir... Tai pyktis pradeda iškilt tokiem žmonėm? Negatyvčiai kaip pasidaro? Jo, tokie, tai čia jau... Kai jau kolegos sako, gal tau pas psichologą laikas, tai jau pasigita tada ir kreipiasi. Bet iš esmės galima net ir prevenciškai eiti. Pas mane ateina daug žmonių ir prevenciškai, nes žmonės nori gilintis ir prevenciškai irgi ateina. Ką prevenciškai žmogus gali išspręsti terapijos būdu? Pagal kognityvinę elgesio psichoterapiją kiekvienas iš mūsų mes dar darome daug mąstymo klaidų, su kuriuom galima susipažinti ir tada stengtis mažiau jas daryti, nes pagal kognityvinę elgesio psichoterapiją, kurią aš praktikuoju, mintis ir įsitikinimai kuria jausmus. Tai jeigu mes kursim realistiškai pozityvesnį mąstymą, mes ir geriau jausimės. Ir tai nebūtinai reikia būti depresijai, bet tai vis tiek visokiausi susinervinimai ir įvairios emocijos kyla net ir nesant depresijai. Ir dažniausiai visą tai sukelia mintis ir įsitikinimai. O kaip tada su apatija? Žmogus nenori, priešinga. Bet kaip tą žmogų, kuris nieko nenori? Ir kaip tada terapija galėtų padėti tokiam žmogui kažką tokio, gyvenimo prasme pradėti matyti, išvelgti? Ar čia jau iš karto į Mandalos festivalį ir ten pamatyti, kaip ten žmonės visi... Tikrai Mandalos festivalį galbūt gali kilti įkvėpimas ir užsinorėti kažko, o šiaip apatija, tai taip, čia yra jau depresijos požymis, ne? Ir mes pagal kognityvinę ir elgesio psichoterapiją su depresija, aišku, dirbam ir su įsitikinimais, ir su elgesio aktyvacija. Ir kartais ir mes skatiname žmogų elgtis net ir nenorint. Tu pradedi elgtis ir bedarant, tau atsiranda noras. Tai čia toks disciplinos jau tada skatinimas. Nes jeigu aš noriu laimingai gyventi, man čia dabar reikia kaip į sporto klubą eiti ir paskui rankos negaliu pakelt.
terapeutas gali susitarti su klientu, netgi konkrečią valandą, konkrečią dieną, ką jis padarys, kaip ir tokį turėti susitarimus. Čia įsipareigojimo klausimas. Nu, ir įsipareigojimas, taip, galima net kartu pasidaryti kalendorių veiklų ir... Bet jeigu nieko nesinori, kaip tada išsigryninti, ko vat man norėt, kad būtų tas gyvenimas pilnavertiškesnis? Na, tai čia reikia su konkrečiu žmogum dirbti ir gilintis. Ar yra įrankių, kurie galėtų pradėti krapštyti? Nes aš turiu savo akiratį žmonių, kurie realiai yra pasimetę. Tai nėra mokyklą baigę žmonės. Jau turintis gyvenimo patirties ir nebedžiugina. Ir ką tada daryti? Nu, čia jau reikia individualiai dirbti ir gilinti su tuo žmogum, kodėl nebedžiugina, kas nutiko, kokie tai yra įsitikinimai. Tai čia per įsitikinimų prizmę matai, kad reikėtų šitą temą gvildent. Yra labai tikrai daug priėjimų ir gal ten ir traumų kažkokių yra, su kuriuom reikia dirbti. Tai tikrai žmogus yra labai sudėtingas ir kažkokio vienos technikos dabar nepasakysiu ir kiekvienas atvejis yra individualus. Tai pavyzdžiui, ten pas žmogų yra ten skirtingos dalis ir mes galime atpažinti skirtingas dalis ir kaip terapeutai pasikalbėti su tam tikra dalimi, ten susodinti ant skirtingų kėdžių, skirtingą dalį. Vienas angeliukas baltas, kitas ten su ragais. Jo, ir ten koks nors, tarkim, pasodinti tą pasipriešinimą, kuris nieko nenori tą dalį ir bandyti kalbėti, kada tu atsiradai, kodėl tu atsiradai ir nu, čia jau tokios sudėtingesnės technikos, kurių taip dabar taip greitai nepapasakosiu. Tai čia ir kaip ir konsteliacija labai sunku apibūdinti, nes man tai atrodė teatras, o kai kam pasirodo veikia. Nu taip, veikia. Jo, kėdžių metodas labai gerai veikia toksai ir man tikrai labai patinka kad atpažinti tas skirtingas dalis žmoguje ir jas susodinti ir bandyti spręsti vidinius konfliktus. Viena dalis gali norėti vieną, kita dalis gali norėti kitą, tada ieškoti tų kompromisų, patenkinti poreikius tų skirtingų dalių. Tingėjimas irgi tada taip išeina, atsiranda iš įsitikinimų. Nes, pavyzdžiui, gali būti, kad... Nes apatiją, tingėjimą aš labai lygiai greičiai matau, bet ar tai yra lygiai gretus dalykai? Gali būti, kad įsitikinimai, gali būti, kad kažkokie gynybos režimai įsijungia. Kaip gamta gali padėti? Buvimas gamtoj, ten tas įsižeminimas, būna tokie lozungai, ar tai lozungas, ar tai realiai veikiantis elementas? Taip, buvimas gamtoj tikrai... Ir koks tas buvimas gamtoj yra tas efektyvus, išeiti iš tų rūpestėlių, kurie nedžiugina? Na, aišku, aš kviečiu į festivalį Mandala, kuris yra gamtoj, tai tikrai smagu pabūt gamtoj ir dar prasmingai sudalyvauti vairiose praktikose savęs tobulinimo. Mes ir taip esam pakankami, bet vis tiek galima papildomai išsiugdyti reikalingų įgūdžių gyvenimui, kurių nemokė mūsų mokykla. O šiaip tai tikrai gamta yra labai naudinga, jinai atpalaiduoja, netgi yra atskira šaka dabar gamtos terapija ir yra gamtos terapeutai. Aš pati net esu dalyvavusi gamtos terapijoje. Netgi yra knyga išleista lietuvių kalba Giedrės Žalytės apie gamtos terapiją. Ir šiais metais Mandalos festivalį irgi bus netgi gamtos terapijos užsiėmimas, tai ten jau bus toks intimesnis pabuvimas gamtoje, reikės išjausti ir tos augalus, ir medžius, ir pajausti ryšį, ne šiaip tiesiog, su tam tikrom užduotim pabuvimas gamtoje. O labai hiperpragmatiškam žmogui pajaust augalą, įsivaizduoji, kaip skamba. Ką žmogui, kuris neprisilietęs prie tų dvasinių praktikų, kodėl dėrėtų prisiliesti ir galbūt kažkoks tai yra lengvesnis kelias pamatyti prasmę, kaip tas gamtos ryšys turėtų būti žmogui, kad būtų sveikas gyvensenos, tas režimas, būdas, pasirinkimai. Pragmatiškam, racionaliam žmogui tai... Jeigu kalbėti ne apie pačią gamtą, tai labiausiai turbūt tinka kognityvinė elgesio psichoterapija, nes jinai labai yra racionaliai apie mąstymą, mintis, tokiam logiškiam išsilavinusiam žmonėm. Struktūruota gal ir labiausiai tinka. O
tuos kitus dalykus, ne, tiem tokiam skeptiškiam žmonėms siūlau tiesiog, pabandyti kaip eksperimentą. Pabandysiu aš vieną ateisiu kartą. festivalį. Dabar pabūsiu, dabar palinksminkit mane, parodykit gyvenimo prasmę. Gali ateiti ir su tokiu nusistatymu visokių žmonių. Bet ar jiem būna. yra tikslinga eiti? Ką jie gali rasti? Kad tos pabiškelį rankos atsiriš. Kodėl žmogui eiti į festivalį? Konkrečiai atmandau. Aš manau, kad tikrai tikslinga eiti. Kodėlgi ne? Tai užsiėmimų gausybė. Tai tikrai Kokie tie užsiėmimai? įsirinksi kažką. Tai yra skirtingos 4 teminės erdvės. Tai yra psichologinė vandens erdvė, dvasinė oro erdvė, kūrybinė ugnies ir kūno žemės. Tikrai rasi kažką, kas tau naudinga. Vienu metu vyksta 4 užsiėmimai. Tai čia yra programa, programoje yra aprašyta, ko gali tikėtis. Geriausia pasiskaityti tos aprašymus prieš vykstant į festivalį ir įsirinkti jau, kur norėsi eiti. Jeigu to nepadarysi, tai turbūt jau pagal pavadinimus arba pagal teminę erdvę eisi, kas tau labiau rūpi, ar kūryba, ar psichologinė, ar dvasinės praktikos, ar kūnas, sveika mityba, mankštelės, judesio praktikos. Atvyksta ir tokių, kurie galbūt taip labai giliai nesidomi, nes šiaip aš pastebėjau, kad daugiau moteris domisi tokiais dalykais. Netikėta. Kiek seminarų žiūriu sąmoningumo tema, sveikatingumo tema, ten vyrui parneša turbūt žinias. Šis festivalis skirtas visai šeimai, tai būna turbūt moteris prikalbina ir savo vyrą, nes ten ir vaikų erdvė yra, tai su visa šeima atvažiuoja, tai turbūt būna ir skeptiškesnių vyrų, kurie ten taip smarkiai labai nedalyvauja, bet tada galbūt jie daugiau su vaiką pažiūri ir tada vakare koncerto pasiklauso. Šiais, pavyzdžiui, Prie laužo pasišildo, pavyzdžiui, šiais metais bus Kazimieras Likša ir Eurovizijos atrankose dalyvavusi Rūta Budreckaitė, vakariniai koncertai ir tada pirtis, taigi galim pirtį įsimaudyti. Arba yra tokių gal net nelabai gilių, tokių, kur tikrai bet kas gali, pavyzdžiui, ten tokie dubenėliai, tokie garsai, tokie skamba Tibeto dubenėliai. Tai ten tiesiog relaksas gali atsigulti ir pagulėti tose maloniuose garsuose, tai neturi ten kažko labai ten tikėti ir tiesiog bus gera. Aš tai užmiegu per Tibeto dubenėlius, per tas meditacijas, bent jau kai būna tylos stovyklų metu. Tai vadinasi, atpalaidavo, suveikia. Ar tai yra gerai miegot, kai galėtų protas kažką ten vibracijas pasiimti? Kai mes miegam, irgi labai daug visko vyksta. Ten pasąmonė veikia, ten viską dėlioja ir miegas yra naudingas. Kaip tada tokiam žmogui, kuris neturi vado prieš savęs ir nepavyksta kažko pasiekti, dabar ir laikai tokie jau nerimastingi? Žinot, jeigu jau žmogui yra depresija, tai tikrai reikėtų kreiptis į specialistą. Bet kaip atpažinti, kad jinai yra? Aš tikiu, kad nežino, kad yra depresija, kad nėra tos diagnozės, tiesiog varo ir daro, nes reikia. Tas atsakomybė, ten kas šaunuolis. Depresija yra diagnozuojama, jeigu tu jau 2 savaitės, daugiau nei 2 savaitės jautiesi, blogai. Ta prasme, kai išimtis yra, jeigu yra netektis, ne? Nes jeigu yra netektis, tai tu tikrai liūdėsi, jeigu svarbus žmogus, gali liūdėti daug ilgiau ir simptomai pagrindiniai yra ten 3, kad depresija, tai 2 savaitės pažeminta nuotaika ir yra daug tų simptomų ir nukritusi savivertė, tos negatyvos mintis ir gali būti apetito stoka ir sutrikęs miegas. Tai nėra tiesiog, kad vien pažeminta nuotaika, tai daug tų depresijos simptomų yra. Jeigu žmogus gal nežino, kad jam reikia kreiptis ar jam yra depresija, tai galima rasti internete Beko depresijos skalę ir užsipildyti tą testuką ir pasižiūrėti. O čia lietuvių kalba jis yra? Taip, buvau mačius ir lietuvių kalba, internete yra. Būtų gerai gauti nuorodą, galėčiau pasidalinti ir po šio video. Ką galima padaryti terapijos būdu? Kaip, pavyzdžiui, galėtum pati padėti žmogui, kuris išgyvena tokią, čia irgi netekti savotišką, nes verslas toks kaip, net nežinau, čia kaip vaikas.
Pavyzdžiui, bankrotas. Taip, netektis yra ne vien tik tai apie žmogaus mirimą, gali būti ir verslo, ir pinigų, ir rolės, ne, tarkim, jeigu kas man kaip moteriai aktualu, tarkim, tapimas mama, tai netenki savo visos nepriklausomybės, laisvės, tai tikrai yra daug įvairiausių netekties būdų. Tai aplamai su netektimis yra dirbama, kad reikia išgyventi. Reikia išgyventi ir yra 5 netekties stadijos ir visas jas praeini, tai ten yra ir šokas, ir dėrybos, ir pyktis, ir nusivylimas, liūdesys ir priėmimas. Ir išgyveni tas visas stadijas, kol daeini iki priėmimo. O kiek tai gali laikai išsitęsti, ar čia priklausomai nuo gylio to prisirišimo, ko netenkama? Tikrai gali būti ir keli metai. Terapija gali paspartinti tą kelionę. Jau kai jau praeis tas laikotarpis, organiškai jis praeis, kad terapijos metu, kad ten nieko jau nebeišlystų pakeliui. Ar ten malkų, kad neprisiskaldėt tose būsenose. Tai terapija visą laiką naudinga. Tai yra emocinis palaikymas, nes yra labai svarbu išgyventi tos jausmus. Jos įvardinti, priimti, išventiliuoti ir kartu su terapijos pagalba rasti naują prasmę. Tai terapijos pagalba galima gyvenimo prasmę rasti, jeigu žmogus jos neturi, pametė. Man yra svarbiau perdegimo prevencija, kad nedaeiti iki perdegimo, nes jeigu daeisi iki perdegimo, tai gali būti jau labai blogai. Esu girdėjus, kad žmonės ir metams sustabdo savo veiklas ir žodžiu, negali į žamą ir į Indiją, ir retrytą. Ir negali jau pakilti iš lovas, tai tikrai perdegimą nelaukit, nedaeikit iki to. Tai jeigu jau didelis stresas, pervargimas, daug valandų dirbat, tai jau reikia. Bet įsipareigojimai, pavyzdžiui, tenai sąskaitos, ne, jos spaudžia, ten kokios paskolos, ten šeimos gerbuvio išlaikymas tokioj statuse, kokiam yra ir tas baimė netekties. Tai čia vėlgi per baimės yra, reiškia, reikia eiti ir išdrįst pokyčiam. Kaip Mandalos festivalis gali padėti išdrįst daryti pokyčius? Kad jau pats atvykimas jau yra pokytis, jau yra pirmas žingsnis. Ir skirtingi specialistai, manau, skirtingai gali suvirpinti tas širdeles ar kažkaip paveikti mintis. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus ta kelionė gali būti skirtinga, kas labiausiai tenai surezonuos. Mane pačią asmeniškai ten vieni dalykai sužavi, kitus ten kiti dalykai. Ir labai žmonės individualūs. Nes festivalis 4 dienas trunka. Ja? Kad netgi vieną praktiką savo tinkamą rast, tai jau būtų... Tai reiškia, tai yra asortimentas įvairiausių praktikų, kur žmogus gali pačiupinėti ir tada išsiaiškinti. Kaip sakant, mano požiūris yra holistinis ir į sveikatą ir svarbu rūpintis ir savo kūnu, ir savo sielą, ir savo protu, savo emocijom, psichiką. Tai jeigu pasirinksit vien tik tai kūno praktiką, tai galbūt neužteks, gal reikėtų ir kažkokios praktikos emocijom, ne? Su kūnu paprasčiau yra, ne? O su dvasiniais reikia šiek tiek tikėti. Nes man visą laiką dvasiniai reikalai asocijuojasi su vedimu. Kas tas žmogus, kaip jisai pats atrodo iš šalies, į vidų neįlysi. Kaip jis jaučiasi, kaip tada reikėtų vedlį pasirinkti, o kokios dvasinės praktikos imtis, klausyti, pačiupinėti. Kaip pati savo vedlius rinkaisi? Aš pasirinkau psichologiją, nes labiausiai ir psichoterapiją, nes labiausiai mokslų grįsta. Aš nors rengiu dvasinį praktikų festivalį ir tikiu Dievą, bet mano visai racionalus ir pragmatiškas požiūris, ne, į dvasingumą. Praktiškas mąstymas toksai. Tai man labiausia psichologija priimtina, bet dėl dvasinių vedlių, aš manau, tiesiog paklausyti galbūt įvairių ten YouTube įrašų arba pačiam festivalyje, paklausyti, kaip jie šneka ir žiūrėti, kas labiausiai rezonuoja širdžiai ar su kuriuo mąstymu labiausiai sutampa. Tai
Tai pagal pajautimą, nes jau dvasinės praktikas, tai čia jo labiau pagal pajautimą. Bet aš taip pat irgi atsižvelgčiau į atsiliepimus apie tą žmogų, kiek metų jis tuo užsiema. Koks jo ekspertiškumas? Jo, ką jisai pats, ar jisai kažką mokėsi, baigė. Na, bet aš nenoriu nieko įžeisti, bet aš atsargiai žiūriu, ir čia kiekvieno žmogus pasirinkimas, aš pati nenoriu kažkur papulti, kur kažkoks toks jau fanatizmas yra, ne? Kur sako, mes čia patys geriausi, kiti ten kažkokie blogi, kad tik šitas kelias, ir kad ten reikia atsiduoti ten visiškai 100%, kad čia viskas kitas dingsta, ne? Kad nebūtų kažkokio, kad nepapulti kažkokią sektą, ne? Nes sekta tai yra neigiamas dalykas, tai tikrai norėčiau žmonės apsaugoti nuo to. Pagal ką atsirenki, kas festivalyje bus tie vedliai? Festivalis yra žinomas ir patys man jau rašo tie visi lektoriai. Prieš 15 metų jau tikrai jau žino, kad toks planuojamas ir tikėtina ir kitąmet bus. Tai aš tai žiūriu į patirtį, kiek metų žmogus tai užsijama. Ir, aš prašau, kad man atsiųstų aprašymą ir žiūriu pagal tą aprašymą. Tai tikrai atrenku. Jeigu man, aš sakau, aš esu toks racionalesnis žmogus ir tai kažko tokio, kas man jau per daug mistiško, aš gal irgi neimu. Aš netgi į paskaitas netrenku netgi paskaitų apie astrologiją arba numerologiją. Kodėl? Astrologija, numerologija, tai čia Indijoje tai apskritai tai yra jau politikai kreipiasi patarimo, kaip netgi Svamis, kuris man šitą Rodrakšą padovanojo, tai jisai konsultuoja politikus ir naudodamasis astrologiniais kryptim, nežinau, ten spėjimais, kaip čia pavadinta. Pavyzdžiui, man tas festivalyje astrologai gali atvažiuoti ir teikti asmenines paslaugas, tai kas nori, tikrai gali. Bet kad būtų tuo vedliu užsiėmimus organizuoti ir būtų toj programai. Jo, bet paskaitos kažkaip apie astrologiją nesirenku, nes man tai nėra kaip kažkoks esminis dalykas, ir čia yra kaip ir pseudomokslas, tai nėra moksliškai rodytas dalykas, bet aš pati esu dariusi savo astrologijos konsultaciją, tai dėl įdomumo visai smagu išgirsti, ką ten sako, bet aš gal labai taip rimtai nežiūriu. Bet čia jau mano asmeninis pažiūras, tikrai nieko prieš astrologus neturiu, kam įdomu, kas nori, tai gali užsimti čia. Žodžiu, būrėja tau yra kaip pramoga. Jo. Negyvenimo kelrodė. Ir kokio būrimo irgi nerinkčiau į programą, labiau tokius Mokslų grįstus? Jo, labiau mokslo grįstus, tokius kažkokius ten relaksacijas, meditacijas, tokius praktiškus, tokius dalykus atrenku. O kur taip, neaišku, iš kur tos žinios, ar jos pagrįstos. Tai jau reiškia, žmogus rašydamas tau turėtų, kaip suprantu, jau lakoniškai išdėstyti mintis ir dar būti kokį nors šaltinį į mokslinį tyrimą. Į tylos retrytus, kuriuos važiuoju, akcentuoja Lalita, kad vedlį rekomenduojama rinktis, kad turėti vieną. Išsirinkti ir nesiblaškyti. Tai kaip ir ne apie fanatizmą, bet ir tokį apsisprendimą, kad nesiblaškyti tarp įvairių praktikų. Kaip manai, kokia pačios yra nuomonė apie praktikų ragautojus? Aš manau, kad čia priklauso nuo asmenybės, žinot, kaip ir skirtingų asmenybių, kurios mėgsta įsigilinti vieną dalyką ir visą gyvenimą vieną dalyką daryti, ir yra asmenybių, kurios mėgsta visko po truputį ir yra tokie, kaip čia pasakyti lietuviškai, multi-skills, turi daug tų įgūdžių, viską moka po truputį ir jie yra apie kažką kitą. Millennialsai gali ir kieme stabdžių kaladėlės pasikeisti, ir santechniką pasikeisti, ir dar vakarienį išsivirti. Aš pati tai domiuosi įvairiom praktikom, esu įvairius dalykus išbandžiusi ir
Nu, bet vis tiek paskui kažkas labiau patraukė pagal asmenybę. Mane vis tiek labiausiai patraukė psichologija ir vis tiek koncentruosi psichologiją, bet tikrai esu ir tas meditacijas išbandžiusi ir kažkokias ne visai tradicinės terapijas, kaip konsteliacijas ar hipnoterapija. Tai ir tas melo terapijas, tai tikrai galima daug ką išbandyti. O savo klientams, kurie kreipiasi asmeninių konsultacijų, jiem nukreipi į kitas praktikas, ne tik tais kaip kognityvinė terapija, kaip sakai, užsiimi, kur sesijų metu vyksta. Ar duodi jiem rekomendacijų, ką jie galėtų dar paįvairinti savo akiratį, kad išeitų už tų būsenų, arba bent jau gytų išėjimo tos etapuose? Na tai aš pati ir taikau tos įvairiausius metodus, ne vien tik kognityvinė elgesio psichoterapija, ir tas meditacinės praktikas kažkokias pritaikau, ir galbūt aš pati ir šokio judesio terapiją kursus esu baigusi, tai galiu ir šokio kažkokį pratimą parinkti, judesio pratimą, tai na, aš pati save taip plačiai esu pasišvietusi, tai paprastai kažkur kitur į išorę nenukreipiu, nebent santykių problemom aš vis tiek pirmoje vietoje rekomenduoju porų terapeutus, bet būna, kad nenori eiti porų terapiją, nori tiesiog asmeniškai konsultuotis, arba būna, kad antra pusė nenori, jo, ir tada tiesiog tu kalbi su žmogu. Tai jeigu kažkur kitur nukreipi, būna porų terapiją nukreipiu. Terapijų metu refleksija, bent jau kiek aš žinau, tai yra tas toks įsirašo, kas buvo terapijos metu, ne? O kaip yra, pavyzdžiui, tos pačio festivalio metu, tam vis tiek būna refleksijų. Kaip jos? Ar čia dėl pramogos pasidalinimas, dėl bendrystės, dėl fainumo, ar tai yra kita dar gilesnė vertė refleksijų tarp nepažįstamų žmonių, pavyzdžiui, grupėje? Įvardinimas, refleksija yra labai galingas įrankis ir per pačias tas praktikas, aišku, žmonės nėra verčiami kažką sakyti, ko nenori, tai gali ir pasakyti, kad aš nenoriu to dalintis, bet ar rekomenduoji? Kažkaip dažniausiai žmonės dalinasi, jie kažkaip būna įtraukiami ir natūraliai jie nori ir pamato, kad naudinga. Tai, bet iš esmės, jeigu pradžiai baisu, tai yra įvairios savirefleksinės praktikos, tai galima ir pačiam reflektuoti. Pavyzdžiui, festivalį bus rašymo terapijos praktika, tai ten bus įvairios užduotis ir žmonės patys savo rašysis, ne? Tai tikrai yra ir tų būdų pačiam savo reflektuoti. Tai ne žodžiu, o užsirašyti. Kaip ir aš rašiausi savo raktinės frazės šitam pokalbiui. Čia irgi mano. Kaip žmogui norinčiam asmeninio augimo, ką reikėtų daryti? Nedžiugina, pavyzdžiui, finansai, ar nedžiugina santykiai ir sveikata, čia tokie jau kaip ir, kad išeitų į savo tą norimą geresnį gerbuvį, tą laimingesnį, prasmingesnį gyvenimą. Na, tai aš ir siūlau atvykti į festivalį Mandala ir išbandyti įvairias praktikas ir išsirinkti tai, kas veikia, ir toliau praktikuoti tai kas patiko, tai kas patraukė. Ir galbūt ten viskas apie praktikas, kai kas yra paskaitos, teorinės paskaitos, tai ir naudoti tas žinias. O kokių atsiliepimų išgirsti? Vis tik per 15 metų teko girdėti turbūt visokiausių nuomonių. Ir kaip dažnai tie patys žmonės sugrįžta į pačios organizuojamus renginius? Grįžta, tikrai grįžta ir ne vienerius metus ir būna žmonės ateina po festivalio, man dėkoja, tikrai man yra sakę, kad mes jau nuo pirmos mandalos ir vaikai atvažiuodavo ir jau vaikai užaugo su ta mandala, tai tikrai žmonės atvyksta vėl ir vėl, dėkoja ir tos padėkos įkvepia toliau daryti, nes tada matai, kad kažką vertingo padarė, žmonės džiaugiasi, žmonės patenkinti, tai tikrai daug gražių atsiliepimų sulaukia. Festivalio užduotis, kaip ir vienas iš tikslų, yra, kad žmogus rastų savo kažkokiu tais daugiau vidinės prasmės aspektų per įrankius, kuriuos ten, ar žinias, kurias sužino. Ar tai daugiau sąmoningi užsiėmimai, kažkaip fainiai praleisti laiką ir tiek tų žinių. Apie ką festivalis? Tai taip pat ir yra apie
įgūdžius, kuriuos tu gali įgauti, emocinės, savireguliacijos, streso valdymo, tiesiog komunikacijos su savimi ir aplinkiniais, nesmurtinis, pozityvesnios ir to pozityvesnio vidinio dialogo. Tai yra įgūdžiai, kurie yra labai reikalingi žmonėm, ko mes nesimokėm mokykloje. Tai čia gaunasi, kad ar užtenka žmogui kelias dienas pabuvus festivalį, kad tie įgūdžiai pradėtų atsirasti? Nes įpročiui susiformuoti reikia pakankamai nemažai laiko, ten įvairūs tai moksliniai tyrimai yra. Man labiausiai tinkantis 66 dienos, kur kuo daugiau, tuo didesnė tikimybė. Tai tik tai pradžia, reikia toliau gilintis, praktikuoti, užsiimti. Sigita, aš turiu klasikinį klausimą. Kas yra meilė savo ir kaip tu save myli? Svarbu paminėti, kad meilė savo tai nebūtinai kažkoks tai lepinimas. Ledų kibirėlis, čipsai. Jo. Galbūt geriausias pavyzdys būtų, dažniausiai tėvai labai myli savo vaikus, ne, ir nori jiems, kuo geriausia. O ko patys greičiausiai neturėjo. Tai tiesiog, su savim elgtis taip, kaip ko tu linkėtum savo vaikui, ne? Tai, tu nori, kad vaikas ir sveikai maitintųsi, ir save ugdytų, ir būtų laimingas, tiesiog taip pasirūpinti savimi visaip kaip geriausiai, kaip gali. Tai ir yra meilė savo. Tai čia taip įsivaizduoti save kaip tą mažą vaiką, kuriuo reikia atitinkamai rūpintis. Taip, pasirūpinti savim, taip, kaip rūpinėsi savo vaiku, ne? Būna mamasgi pamiršta, labiau rūpinasi kitais, ne? O save apleidžia, tai tu pats savo turi būti pirmoje vietoje, ne? Pirmiausia, pasirūpini savimi ir tada, kai tu kaip esi taurė, tu prisipildai tą taurę, tu esi pilna tą taurę, tada tu gali kitiem duoti, kai tu esi pilnas. Jeigu tu savim nepasirūpinsi, tu būsi tuščias, tu jau neturėsi ką duoti kitiem, ne? Arba perdegsi visai. O kuo pripildai savo taurę? Oi, aš labai mėgstu keliauti, čia mano didžiausias malonumas. Esu aplankusi jau daugiau nei 50 šalių. Taip pat labai mėgstu spa, masažus, džakuzi, pirtis. Tai tikrai man labai gerai atpalaiduoja. Tai čia tokie asmeniai dalykai, bet man taip pat labai svarbu laikas su draugais ar artimaisiais. Tai savo širdį taip prisipildau su tuo laiku, su artimais žmonėm. Tai taip ir rūpinuosi, ir visą laiką gilinuosi, mokausi. Man įdomu psichologija labai. Kodėl pasirinkai psichologiją? Atsitiktinai, bet ir neatsitiktinai. Aš manau, kad čia buvo man skirtas dalykas. Nieko nėra atsitiktinio. Jo, tai pas mus per etikos pamoką toks populiarus klasiokas pradėjo pasakot, kad jisai ten skaito Freudo knygas. Ir mane labai sudomino, kad kas čia per knygas, man reikia perskaityti. Ir taip aš dar mokykloje, nežinau, žinokit, gal 9 ar 10 klasį perskaičiau psichoanalizės įvadą. Ir man pasirodė labai įdomu, tiesiog, tikrai. Taip ir prasidėjo tas susidomėjimas psichologija. O turi savo kažkokią tais viziją, ko norėtum pasiekti šitoj profesijoje? Ar tai yra profesija be pabaigos? Geras klausimas. Šiaip tai jo, tai čia yra be pabaigos, manau, ir psichologai visą laiką, labai dažnai renkasi dar toliau studijuoti psichoterapiją, o paskui dar kažką mokytis, vis kažko susidomi. Tai aš dabar jau paskutiniuosius metus studijuoju kognityvinę elgesio psichoterapiją, bet aš jau susigalvojau, kad paskui norėčiau dar ir hipnoterapijos pasimokinti, nes mane labai sužavėjo, ten sudalyvau konferencijai savaitės hipnoterapijos ir kad hipnoterapija gali būti naudojamas kaip anestetikas ir netgi ten rodė video, kaip
kaip traukia dantį be nuskausminamųjų su hipnoterapijos pagalba. Nu, man ten buvo, wow, nes aš taip pat nemėgstu dantistų, tai man toks, wow. tai ir dar, nu, visą kitą yra įdomių technikų, kurių dar norėtųsi pasimokinti. Vis atidedu, nežinau, ar kada įgyvendinsiu, aš norėčiau pati pradėti vesti savo stovyklas. Labiausiai norėčiau vesti stovyklas užsienį, kad pakviesti lietuvius, galbūt į Turkiją, nes... Išvažiuojamosios tokios stovyklos. Jo, ir galbūt į Turkiją, nes Turkiją geriausiai pažįstu ir žinau, kurie ten fainiausi miestai, fainiausios vietos ir tikrai labai labai graži šalis ir nėra sudėtinga atskristi, tikrai galbūt kažkada surengsiu. Tai puikus metas klausimai, tai ko norėtum, kokios tau pagalbos reikėtų, jeigu ir dėl to paties stovyklos organizavimo. Man norisi klientų, tai prašau kreiptis į mane ir taip pat kviečiu į savo festivalį, sudalyvauti, išbandyti. Aš manau, kad tikrai patiks. Kodėl pavadinimas mandala? Aš vis galvodavau, kad ten kažkas susijęs su piešimo, su menais, o pasirodo, kad tai yra daugiau negu piešimo. Tai yra daugiau, bet ir susijęs su menais, nes aš pati bakalauro laikais pieždavau tas mandalas. Tai va, o šiaip mandala tai yra tokia harmonijos ir vienybės tas simbolis, netgi galima daryti tokią kaip meditaciją, žiūrėjimą į mandalą, nes jinai tokia labai struktūruota, harmoningai išdėliota. O šiaip, tas simbolis toks, kad festivalis padės labiau save harmoningiau susidėlioti, ne? Visus taškiukus sudėti į savo vietas. Konfliktus ir taip toliau. Ja. Turit iššūkių, turit rūpestėlių, norit daugiau gyvenimo prasmės ir apskritai reikia pagalbos iš šalies. Sigita, kurios galima konsultacijas įsigyti ir myliu save tinklalapyje. Ir lygiai taip pat aplankyti Mandalos festivalį ir bilietus galit lygiai taip pat įsigyti. O beje, kodėl prisijungi prie myliu save? Aš visą laiką mėgstu šitą sužinoti. Tu su manim susisiekė ir sakai, gal norėtum prisijungti, tai galimybę pareklamuoti save, parduoti savo paslaugas, tai dar vienas būdas paskleisti žinią apie tai, ką darau aš ir apie ką yra pats festivalis. Aš turiu, žinok, vieną dovaną. Oi, tik tai reikia ranką atleisti. Aš turiu tokią atributiką. Norėjau tau padovanoti myliu save ženkliuką, priminimą, kad buvai šitoj laidoj. Tai ačiū tau labai. Ačiū. O kad jau pakalbėjom apie dėkojimą, tai dėkojam šiem namam Inflower studijai, kurie leido mums pasinaudoti šitą puikią erdvę. Ir jeigu turėsit vaikų, kaip ten baby shower atskleidimą, ar norėsit ramiai pasisėdėti neformalioje aplinkoje, tai labai puikia erdvė, nuorodo žinia taip pat yra po šio video. Ir žinoma, mecenatas personalizuotas.lt, jeigu reikės gero čiužinio, jau žinot, kur rasti ir žinoma visos video paslaugos, kurios susiję, kad video marketingas jum padėtų klestėti. Tai ačiū tau, linkiu ir pačiai klestėti. Ačiū tau, ačiū už įdomų pokalbį. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Iki. Kaip jauties? Gerai, atrodo, daug visko. Ja. Ar galėčiau kažką kitaip padaryti, kad būtų fainiau, ar patį vedimą? Nes pasiruošimas, kaip suprantu, šiek tiek buvo neįprastas. Nežinau, gal negavau, kad tiek daug klausimų bus. Okay.